Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie tabuliacijos žymes. Per daug neišsiplėsim, trumpai aptarsim, kas tai yra ir kaip jas nustatyti. Taigi, tai yra žymės atidedamos ant liniuotės ir ties tom žymėm rašomas tekstas. Taigi, jos naudojamas tam, kad būtų tvarkingai išdėstytas tekstas į kažkokias skiltis. Nustatymai yra du būdai. Vienas be kažkokių parinkčių, tai yra paspaudžiam ties tom vietom, ties kuriom norim rašyti tekstą ir viskas. Sekantis yra atsidarom tam tikrą langą, kuriame galim nustatyti tas žymes ir aišku dar papildomai nustatyti kažkokius parametrus. Taigi naudosim dažniausiai antrąjį būdą ir kaip atidaryti langą, kuriame yra tie nustatymai. Taigi vėlgi du būdai. Vienas būdas iš jų yra du kartus spaudžiam ant baltos liniuotės vietos ir šitoj vietoj viską nustatom, ką reikia. Taigi vienas iš būdų, kaip atidaryti langą, antrasis yra pastraipos, toks kampelis, pastraipos mygtukų vietoj ir ten tabuliacijos žymės. Atsidarė tas pats langas ir mes nustatom, ką tik norim. Taigi, jeigu norim 3 stulpelius pasidaryti teksto, tarkim, tegul bus prekės pavadinimas, sekančiai vietoj prekių kiekis ir, tarkim, prekės kaina, trečias stulpelis. Taigi mes šiuo atveju bandysim daryti taip. Pirmą stulpelį paliksim taip, kaip yra, nieko nenustatinėsim. Antram stulpeliui pasirinksim, pavyzdžiui, atstumą ties 5 cm, trečiam ties 10 cm. Taigi, jeigu nusprendėm žymę pirmąją atidėti ties 5 cm, taip ir rašom 5. Toliau nustatymai. Nustatymai yra čia. Ir ką mes galim padaryti, tai yra nustatyti, kaip bus lygiuotas tekstas ir ką paišys nuo vieno žodžio iki kito. Ar nieko nepaišys, ar kažkokią liniją. Ir šiuo atveju pasirinksim paprastus taškelius ir lygiuosim nuo kairės pusės. Taigi nuo žymės tekstas linksis link dešinės pusės, o šita priekinė dalis bus tvarkinga. Jeigu per centrą lygiuotumėm, tai nuo žymės tekstas į abi pusės plėstus ir nebūtų jis tvarkingas, ar ne, bet tam tikrais atvejais to reikia. Dešinė pusė atvirkščiai nuo žymeklio tekstas stumtųsi kairėje pusė. Ir pagal skiriklį, tai yra pagal trupmenos kablelį, jeigu bus skaičius 2,5, tai kablelis bus tiesiai per mūsų žymeklį. Gerai, vieną žymę nustatėm ir spaudžiam nustatyti. Antrą žymę, kaip sakiau, dėsim ties 10 cm ir, tegul prieš ištisinę liniją, ar ne? Vėl nustatom ir jeigu tie skaičiai, kokie čia yra, mums tinka, spaudžiam gerai. Iškart matom du kampelius, vadinasi, 2 žymės atidėtas. Na ir, kaip sakiau, prekė. Tada spaudžiam mygtuką Tab ir automatiškai nušokom iki šitos vietos. Dar kartą mygtukas Tab. Ir kai viską parašom, spaudžiam Enter. Na, tada prekė, pavyzdžiui, duona, ar ne? Vėl mygtukas Tab, kiekis 1 kilogramas, tarkim, mygtukas Tab 2,6. Ir kiek reiks, tiek rašysim. Parašom Tab, parašom Tab, parašom Enter, ar ne? Tai vienas iš būdų. Dabar, ką daryti, jeigu mes jau turim tekstą ir norim tik tais sutvarkyti mūsų tabuliacijos žymės. Aišku, tą tekstą pasižymim, atsidarom tą pačią lentelę ir nustatom kažkokias tabuliacijos žymės. Vėlgi, jeigu mums netinkamos tabuliacijos žymės, išvalom ir nustatom naujas. Taigi bus vėl, tarkim, ties 4 cm, lygiuosim per centrą ir paišysim tokią liniją. Vienas mygtukas, vienas taškas, antras 8 cm, lygiuosim, pavyzdžiui, pagal skrieklį ir šitokią liniją paišysim. Ir gerai. Taigi automatiškai mums viską ir sutvarkė. Štai yra kairinis lygiavimas, o čia jau yra centrinis, abi pusės yra nelygios. Centruoja tiesiai ties 4 cm. Taigi šiai pamokai tiek, tikiuosi supratot ir sėkmės mokantis.